Labas rytas. Šiandien pradedu antrąją vasaros motokelionės dieną. Kažkur tai pakelės viešbutyje netoli Liublino. Na, iki Vilniaus jau yra nuvažiuoti 600 km, nuo Vilniaus atsiprašau. Vakar pradėjau tą kelionę, pakankamai anksti ryte, bet turėjau sustoti Marijampolėje porą valandų. Už tai šiek tiek užtrukau ir čia atsibaščiau tik tai jau vėlai vakare. Kelias, aš renkuosi nevažiuoti autostradomis, kiek tai įmanoma. Už tai važiuoju daugiau rajoniniais keliais. Tai keliai pakankamai apkrauti ir vidutinis greitis yra pakankamai nedidelis, kompiuteris rodo apie 80 km/h. Tai nėra labai greitai. Kelias iš tikrųjų buvo pakankamai sudėtingas, įtemptas. Karštą dieną dar buvo, apie 30 laipsnių. Na, o vakare Liubline pačiam, važiuojant jau per patį Liubliną, dar gavau lietaus. Tai įsivaizduokite, murzinas šalmas, visas pilnas musių, dar apšlakstytas lietumis, pirštinė nuvalyti iš vis buiza. Žodžiu, kažkoks toks šiek tiek buvo streselio lengvo, bet finale viskas baigėsi gerai. Pernakvau geram tokiam viešbutį, va štai už manęs pastatas, tai jau antrasis pastatas, pagrindinis viešbutis ten toliau, su pusryčiais 35 €, kaip jums toks variantas. Aišku, čia turbūt už tai, kad pirmadienis, ne savaitgalis. Tai va, šiandien planas yra judėti toliau į pietus, šiandien baigsiu Lenkiją pravažiuoti, judėsiu link Rumunijos kryptim, tai beveik pervažiuosiu visą Slovakiją. Ir jau turiu užsirezervavęs viešbutuką už 33 €, štai kaip taupiai aš važiuoju, Slovakijos, Vengrijos pasienyje, dar Slovakijos pusėje. Ir manau, kad per 8 valandas aš ten nusibelsiu. Šiandien turbūt nepavargsiu, nusimato graži šilta diena, tai nebus tokio nuovargio kaip vakar. Iš tikrųjų 600 km mano to tempų režimu važiuoti yra pakankamai vargina. Įsivaizduoju, autostradą gal būtų kitaip, bet autostradom išvažiuoti iš principo nemėgstu. Tai va, tai šiandien pakankamai bus tik tai daugiau kelio ir vaizdų. Tikiuosi ramiai pasieksiu savo kelionės tikslą. Ir manau, viskas bus gerai, o jau nuotykiai prasidės turbūt dar už kitos dienos, tai jau kai tada pasieksiu Rumuniją ir pradėsiu važiuoti per rumuniškus kalnus ir kalnų pervažas. Tai ačiū visiems stebintiems mano šitos reportažus. Vis dar primenu, kad motociklas neturi vardo. Tai šiandien yra labai gera diena šito video komentaruose siūlyti motociklui vardą, kurį mes kartu išrinksime, pavadinsime motociklą ir, jisai bus geriau važiuos turbūt, kai turės vardą. Tai va, ačiū visiems geros dienos, o aš judu toliau. Iki.